Taigi šį kartą atvykau prie Molotovo gynybinės linijos įtvirtinimų. Eisim pasižvalgyti, ką pavyks rasti. Kaip matau, čia žemėlapyje parodyta 1, 2, 3, 4 bunkeriai ir viena bunkerio duobė. Na, pažiūrėsim, kiek man pavyks čia aptikti ir apžiūrėti. Molotovo linija gynybinių įtvirtinimų kompleksas, statytas 1940–41 metais ir skirtas apsaugoti naujasias Sovietų socialistinių respublikų vakarinės sienas nuo galimos atakos iš vakarų. Visa gynybinė linija buvo suskirstyta į įtvirtintus rajonus, šie į 5–8 gynybinius mazgus, o gynybinį mazgą sudarė 3–5 atramos punktai. Šis pažintinis takas įrengtas 2017 metais, siekiant supažindinti lankytojus su Molotovo gynybinės linijos įtvirtinimais. Jis yra Kuturių kaime, po Gramančio regioniniame parke. Keliaudami taku turėtume pasigrožėti jūros ir akmenos upių suformuotų kraštovaizdžių. Aplankysime Kuturių kaimo senasias kapinaitės bei atsigaivinsime šaltinių vandeniu. Lietuvoje iš viso buvo suprojektuoti 4 įtvirtinti rajonai, kurie turėjo savo originalią numeraciją. Tai yra 46 Telšių, 42 Šiaulių, 44 Kauno ir 48 Alytaus. Buvo spėta pastatyti beveik 300 objektų. Pagi pirmyn. Štai rodyklė su šalmu. Peliukas ramiai sau teka. Štai pasiekėm pirmąjį gynybinį mazgą. Pagramančio gynybinis mazgas. Šiaulių įtvirtintas rajonas. Turėjo būti ginkluotas viena PK4 kulkosvaidžių sistema. Taip turėjo dengti kelią vedantį Pagramančio link. 2 metrų storio siena. Bet šis objektas nebuvo apginkluotas, nepradėti jokie vidaus įrengimo darbai. Nagi pasižiūrėkime, ką čia rasime. Šiukšlių matosi. Ieškojau įėjimus, svarsčiau, per kur žmonės čia patenka, bet čia įėjimas, kaip suprantu, tik per šitą ertmę. Tai kažkas įsigudrina įlįst per ją. Štai koks čia šlaitas. Žemyn. Panašu, kad artėjom prie antrojo bunkerio. Dar vienas gynybinis mazgas. Generatoriui, oro filtravimui, dujoms, nelaidus koridorius įėjimas. Bunkeris buvo nebaigtas. Ambrazūros nesumontuotos, jokių kitų įrengimų darbų nebuvo spėta atlikti. Šaltinio nepatartina eiti vidun. O kiek čia vandens dabar.
kiek čia vandens. Nepavyks man įeiti ir parodyti jums, kas ten vidun. Reikia ateiti, kai bus sausiau. Tik tada. Ten kažkas siena statoma. Kažkokia. Šitas jau didesnis gerokai. Pamažu artėjom prie trečiojo bunkerio. O štai ir trečiojo bunkerio aprašas. Bet vėlgi šis objektas nebuvo apginkluotas, nepradėti jokie vidaus įrengimai. Viena patalpa PK4 sistemai periskopui bei kitai įrangai. Įėjimas apsaugotas 1 metro storio sienele. Trečiasis. Čia gana molinga žemė ir gana slidu, statoka. Įėjimas buvo čia, bet jis yra užmūrytas dabar. Toks įspūdis, kad pagalvyti, čia kaip kažkas nakvojo, gal benamiai kokie, nežinau šito. Ir trečiasis bunkeris, kiek įmanoma apžiūrėtas, belieka tą ketvirtojo bunkerio duobę surasti ir bus viskas su šita linija. Kažkur miestelyje vyksta kokia tai dainų šventė ar kažkas panašaus. Tai aš čia girdžiu kaip koncertą, vaikščiodamas šitą gynybinę liniją. Nežinau, ar girdėsis įraše. Va iš tos pusės vyksta. Sklinda garsas choro kokio tai. Pasirodo, apsiskaičiavau. Ten kai kurie net ne bunkeriai buvo, nes radau dar vieną bunkerį štai. Vienas gynybinis mazgas. Degteriovo kulkosvaidis lengvasis turėjo būti. Avarinis išėjimas NPS-3 sistemai. Periskopui radio antenai, pereinamasis koridorius, patalpa įgula į kazarmą, techninė patalpa, vidinis įėjimo gynybos postas, dujoms nelaidus koridorius, įėjimas. Na va, į šį pagaliau pavyko bent į vieną įeiti. O kiek lapų prinešta. Čia bandyta medį kalti, kažkas čia kažką remontavo. Ir išėjimas.
arba įėjimas, priklausomai nuo to, tai kaip traktuosim. Štai ir upė teka apačioje. Nors ir neradau ženklo, bet man panašu, kad va šita duobė ir buvo paruošta jau statyti ketvirtajam bunkeriui, tačiau taip ir neįgyvendinta.